kai pradedam savęs pažinimo kelią, saviugdos kelią, dažnai atsiduriam momente, kuriame labai aiškiai pradedam matyti, kokią įtaką padarė mūsų asmenybei ir mūsų gyvenimui du svarbus žmonės – mūsų tėvai. Ir to negali paneigti. Taip, tėvai buvo tie žmonės, kurie padarė milžinišką įtaką. Ir galima toliau gyventi, remiantis idėją, kad aš gyvenu taip ir esu tokia, todėl kad mano tėvai buvo tokie. Būtų tėvai kitokie, tai aš dabar būčiau kitas žmogus ir gyvenčiau visiškai kitą gyvenimą. A kiek tau metų? Jeigu jau esi suaugęs žmogus, tuomet verta palikti tėvus ramybėje. Kažkada šią mintį aš ir sau labai garsiai pasakiau: atstok nuo savo tėvų ir baik teisinti savo gyvenimą tuo, kad su tavim kažkaip elgiasi tėvai. Kiek tau metų? Pasižiūrėk į pasą ir jeigu tau daugiau nei 18 metų, tai laikas prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir už savo asmenybę, už tai, kas tu esi šiandien. Pamiršk tai, nustok naudoti tai kaip pasiteisinimą, savo nenorui, savo baimiai prisiimti atsakomybę. Taip, tėvai padarė įtaką, jie davė tai, ką galėjo duoti. Ar tai reiškia, kad jie teisingai elgėsi, kad jie visą laiką viską darė gerai? Absoliučiai ne. Taip, ir man gali labai nepatikti tai, kaip jie elgėsi. Aš galiu nesutikti su tuo, kaip jie gyveno ir gyvena dabar. Mane gali skaudinti kai kurie jų žodžiai ar poelgiai, bet tėvai nebegali kurti mano gyvenimo šiandien. Tai yra mano atsakomybė. Ir esmė ne tame, ką su tavim padarė tavo tėvai. Esmė tame, ką tu kaip suaugęs žmogus padarei su tuo, ką su tavim padarė tavo tėvai. Šiandien taip.